Jono Dentmano vedini Žalgirio krepšininkai iškovojo labai svarbią pergalę Eurolygoje. 7 turo rungtynėse Žalgiris po dramatiškos kovos 73-71 įveikė Milano Emporio Armani ekipą ir iškovojo 3-ąją pergalę turnyre. Gynėjas likus žaisti 4 sekundės ėmėsi iniciatyvos ir pelnė pergalingus taškus metimų nuo lentos. Per likusį laiką svečiai sugebėjo prarasti kamuolį ir Žalgirio areną užvaldė euforija. Didelės įtampos rungtynių pabaigoje galėjo ir nebūti. Kauniečiai antrajame ketvirtyje perėmė iniciatyvą į savo rankas ir pirmavo 10 taškų skirtumu. Vis dėlto puikiai rungtyniavusio Keito Langfordo dėka svečiai rungtynių pabaigoje priartėjo ir atkūrė intrigą. Tačiau jų pačių klaida mačo pabaigoje palaidojo viltis išplėšti pergalę. Pergalingą metimą pataikęs Dentmanas iš viso pelnė 15 taškų ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Po rungtynių amerikietis teigia, jog žengtas didelis žingsnis kito etapo link. The win is very important. We treat this game like the last. It was just another game, another stepping stone towards the Sweet 16. And we just got to build off that. We can't be dwelling on this win. We won, but we got other games to win. Silas was like, Jay, take the last shot. He said, wait till you get to wait to get to 5 and then take it. I was like, okay. And then what's going through my head was, don't turn the ball over and either shoot a 3 or go to the cup. And once I went to the cup, I knew I had to get it off. If I missed, I knew my teammates were going to get the rebound. Kauno komandoje taip pat įsiskyrė Martynas Pocius, pelnęs 13 taškų. Tadas Klimavičius pridėjo 9. Paulius Jankūnas surinko 6 taškus ir atkovojo 11 atšokusių kamuolių. Buvo chaotiška, bet smagu, kad pavyko laimėti. Aišku, kaip sakant, geriau būtume ramiai pabaigę rungtynes su didesniu skirtumu ir būtume ramiai laimėję, bet tas nepavyko, jie įmetė kelis laisvus tritaškius, gynybai kažkur tai nuėjom per daug padėti, kažkur tai klaidą padarėm, dėl to taip ir atsitiko. Bet man atrodo, jisai vienas tik tai ir primetė tiek daug taškų, kiti silpniau sužaidė, bet nežinau, kaip sakant, tokį žaidėją sunku uždengti, jisai kiekvienos rungtynės įmeta ten apie 20 taškų, taip kad išreikštas lyderis ir ant jo daug ką žaidžia. Lėmė geresnis žaidimas ir stengiamės, kovojam. Aišku, taip negalima žaisti, kaip mes sužaidėm keletą atkarpų, bet gerai, kad viskas baigėsi gerai ir kad laimėjom. Tikrai čia buvo mums svarbios rungtynės ir kainavo daug nervų. Nors turėjom ir gerą pranašumą ir persvarą, gal ateičiai būtų reikalingas ta persvara ir tie taškai, bet gavosi, kad mes gale rungtynių kažkiek pradėjom laikyti tą rezultatą, net per minutės. Buvau paminėjęs, kad žaidžiam, reikalingas rezultatas, žaidžiam iki galo, gavosi, kad perlaikėm kamuolį, nesužaidėm. Bet galiausiai, sakyčiau, mums tos rungtynės pasisekė, ne tiek, kad pasisekė, bet mes pelnytai, sakyčiau, laimėjom, nes visas rungtynės vis tiek mes žaidėm gerai ir gynyboje, nors buvo momentų tikrai. Žiūrint globaliai visas rungtynės, tai mes tikrai buvo ir gerų, ir blogų momentų. Čia kaip visą laiką yra ką taisyti, bet ta pergalė mums tikrai labai reikalinga ir aš džiaugiuosi už vyrus, džiaugiuosi už komandą, tikrai mums labai gerai. Kitas rungtynės Žalgirio krepšininkai ketvirtadienį žais išvykoje su Strasbūro SIG ekipa.